Vienas iš ankstyvųjų tokių traumų, viena iš ankstyvųjų traumų, kuri neleidžia mums judėti link mūsų laimės. Tai yra būtent artimo ryšio su mama arba judėjimo, meilės judėjimo link mamos nutrūkimo trauma arba sužeidimas. Kuomet mes norėjome būti priimti, norėjome būti artimi, bet mama negalėjo mums to duoti. Galbūt jinai buvo paguldyta į ligoninę ir nutrūko ryšys tarp vaiko ir mamos. Galbūt vyko kažkas, tai yra jos širdis buvo apsunkusi. Tarp kitko, mūsų karta, tiem, kam yra virš 40 metų, sakykime, virš 35, daug kas yra sužeisti tą ankstyvąją traumą. Jūs žinote, kad buvo laikas, kada, sakykime, ligoninėse po gimimo vaikus tiesiog atskirdavo į kitą palatą, taip, ir neleisdavo mamoms su juo būti. Ir jeigu vaikas verkia, taip, tai ką vadinasi, plaučiai ventiliuojasi, taip. Stiprėja vaikas, plaučiai ventiliuojasi, jo. O kad iš esmės jis šaukėsi mamos, šaukėsi tos, su kuria jam reikia būti artimam, nei galva. Ir praktiškai daugeliu žmonių, kurie yra patyrę tai, kai kurie vaikai verkia ir gerai, jeigu jam užteko jėgos, jisai sugebėjo atverkti iki tol, kol jį vis dėlto nunešė pas mamą, kad ir po 2 valandų. Tai jis vadinasi išgyveno ką? Aš net pasidaviau, 2 valandas klykiau, galų gale mamą gavau. Yra tam tikras pasiekimas, taip? Bet jeigu nepasisekė ir jis nutilo, kartais sakydavo, nu va kaip gerai, visi vaikai dabar ramus. O kad vaikas užsidarė ir sako, aš nesieksiu, nes vis tiek negaliu gauti artumo. Vis tiek negaliu pasiekti artumo. Vis tiek negaliu būti artima, atvira širdį. Man reikia uždaryti savo širdį, kad kažkaip išgyventi, kad kažkaip nejausti atskirimo skausmo, vienatvės skausmo. Ir štai su tokiu sutrikusiu judėjimu, kai mes užaugame, kuomet judame link kitų žmonių, link brolių seserų, link tos pačios mamos, link vyro, link žmonos, priartėję per tam tikrą atstumą, kartais mes neleidžiame savo atsiverti daugiau ir didesnį šilumai. Man yra ne vieną kartą tekę dirbti su žmonėmis ir kurie kartais netgi atvirai tai pamato, sako, aš be galo trokštu savo vyro šilumos, vyro meilės, artumo, bet aš pajaučiu, kai tik mums kažkurį laiką būna gera kartu, po kažkiek laiko aš pradedu špilkuoti ir lyg savo kandžių žodžiu atstuminėti vyrą nuo savęs arba žmoną nuo savęs. Ir nesuprantu, kodėl taip yra. Ir matome, kad praktiškai sekantis žingsnis po to, kai savaitė būna gerai, būtų buvęs didesnis artumas. Didesnis gylis artumo ir meilės. Tačiau jeigu vidus negali išgyventi didesnio artumo arba didesnis artumas yra pavojingas, nes tuomet, kai aš buvau didesniam širdies atvirume su mama, jinai manęs negirdėjo. Kai aš buvau didesniam širdies atvirume su mama ir troškau jos nebuvo. Arba kažkas ją atitraukė. Ir tuomet buvimas didesniam artume iš esmės yra pavojingas. Pavojingas, nes ten, kur aš galiu būti didesniam atvirume, didesniai meiliai, ten iš esmės yra patiriamas ir didesnis skausmas, kai mes esame nereikalingi. Taigi tais atvejais, kada aš jaučiu, jog neprisileidžiu žmonos ar vyro, ar kažkokiu tai būdu pradedu vienas kitą atstuminėti vienas nuo kito. Taip. Dažnai dirbant tokiu sisteminiu būdu, vėlgi mes visų pirma pažvelgiam į santykį ne su kažkuo, o su mama. Ir jeigu aš savo širdyje negaliu turėti daug šiltai, pilnai mamos, aš negaliu turėti didelio šilto ir pilno santykio su savo vyru, su savo žmona. Lygiai taip pat santykė su vaiku, man sunku turėti gilų, šiltą ir pilną santykį su savo vaiku.